Labas vakaras. Tai pradedam šiandien transliaciją. Atrodo, ryšys veikia, viskas tvarkoj. Matau, po truputį jungiasi žmonės. Sveiki mano YouTube kanale. Tai nauji metai, 26 metai, o rinkų apžvalgas už praėjusius metus, 25 metus, apžvelgsim šiandien, kas įvyko per gruodžio mėnesį ir taip pat labai trumpai dar pažiūrėsiu ir bendrai, kas įvyko per 25 metus. Tai džiaugiuosi, kad prisijungėt, kad žiūrit, galim pradėti. Tai labai trumpai apie save. Esu Edvardas Judžentis, vienas iš UAB finansų trenerių bendraįkūrėjų. Investavimu domiuosi daugiau negu 15 metų. Turiu finansų maklerio konsultanto licenciją, išsilaikęs 2020 metais. Konsultanto darbą pradėjau prieš daugiau nei 6 metus, jau 7 metai. Ir per tą laiką turėjau daugiau negu 3000 konsultacijų. Tikrai žinau pakankamai daug, plačiai visą įstatyminę bazę, sakykime taip, kuri liečia Lietuvos investavimą, Lietuvos pakopinę sistemą, Lietuvos draudimus, kitus investicinius produktus. Ir jeigu kažkokių turit klausimų, galite susisiekti su manimi, tai kviečiu aplankyti mano svetainę asmeninę edvardasjudžentis.lt, ten yra plačiau apie mano paslaugas, teikiu mokamas konsultacijas, taip pat kviečiu apsilankyti finansų trenerių svetainėje, kur yra daug informacijos bendro pobūdžio apie įvairius finansinius patarimus. Ir prieš pradedant labai trumpai, tai atsakomybės ribojimas, neskaitysiu viso, tiesiog supraskit vieną, kad čia yra tik mano asmeninė nuomonė, šiandien ką kalbėsiu, tai informacinio pobūdžio pranešimas arba apžvalga ir neskatinu nei pirkti, nei parduoti tam tikrų finansinių priemonių ir jeigu nuspręsite kažką daryti, investuoti, pirkti ar parduoti, tai turite prisimti patys atsakomybę, įsivertinti savo žinias, patirtį, rizikas ir kitus aspektus. Tai apie kągi šiandien kalbėsiu, labai trumpai, jau tradiciškai apžvelgsiu infliaciją, infliacijos tendencijas, Euriboro pokyčius, žaliavų rinką, akcijų indeksų dinamiką. Taip pat pakalbėsim apie pensijų fondų rezultatus, labai aktuali tema šiuo metu antra pakopa. Ir kriptovaliutos, auksas, sidabras ir mano prognozė į priekį ir asmeninės įžvalgos. Tai tradiciškai nuo infliacijos pradedant, tai kiekvieno mėnesio viduryje, maždaug 17-19 dienomis, Eurostat agentūra skelbia infliacijos duomenis už praeitą mėnesį, tai gruodžio 17 dieną infliacijos duomenys buvo paskelbti apie lapkričio mėnesį ir eurozonoje infliacija nepakito, išliko tokia pat, stabili 2,1%, o Europos Sąjungoje šiek tiek sumažėjo nuo 2,5 iki 2,4%. Lietuvoje ir Latvijoje bei Lenkijoje šiek tiek infliacija sumažėjo, Lietuvoje labai nežymiai iki 3,6, Latvijoje kiek daugiau iki 3,8, nors Latvijos prieš mėnesį buvo ir didesnė, virš 4%. Pas Estus padidėjo infliacija nuo 4,5 iki 4,7, o pas Lenkus iki 2,6 sumažėjo. Tai daugiausiai, kaip įprasta, infliacijai įtakos turėjo įvairūs dalykai, bet pagrinde brango paslaugos apie 1,5%, dėl to tai įtakojo šiek tiek kainų didėjimą kai kur. Taip pat infliacija įtakojo maisto ir alkoholio ir tabako pardavimų kainos, didėjimas 0,46% ir energetikos pramonės produkcija labai neženkliai brango. Šiek tiek pigo energetikos kainos, bet labai nežymiai. Tai todėl tas infliacijos lygis išlieka labai panašiam lygmenyje, kaip ir buvo praeitą mėnesį. Jeigu grafiškai pasižiūrėti, tai Lietuva yra beveik per vidurį, galim sakyti per vidurį su savo infliacija.
nėra jinai labai maža, 3,6 yra pakankamai aukšta infliacija. Ir yra sakoma, kad gera tvari infliacija turėtų būti apie 2 procentai, ką siekia Europos centrinis bankas, ir euro zonai 2,1, labai arti tos tokios teisingos geros infliacijos. Tai Lietuvos yra kiek didesnė. Didžiausia infliacija, kaip matot, yra Rumunijoje, kur viršė 8 procentus. Mažiausiai yra Kiprė, jos beveik nėra, taip pat Prancūzija, Italija, kainos labai neženkliai didėja. Tai estai šį mėnesį yra antroje vietoje pagal didžiausią infliaciją. Tai nėra viskas taip blogai Lietuvoje, esam maždaug per vidurį. Toliau, Euriboras. Per gruodžio mėnesį Euriboro 3, 6 ir 12 mėnesių, tai patys populiariausi Euriborai paskolose, ilgalaikėse, būsto ar automobilio, per mėnesį praktiškai nepakito, labai neženkliai. Tai galim sakyti, išliko tam pačiam lygiai, nors mėnesio vidury šiek tiek netgi buvo padidėjęs Euriboras, bet į mėnesio pabaigą šiek tiek grįžo į tą pradinį gruodžio pradžios tašką ir šiai dienai galim sakyti, kad esam Euriboro palūkanų tokiam dugne, kuris užsifiksavo jau praeitą mėnesį ir tikėtina, kad į priekį Euriboras labai smarkiai neturėtų mažėti. Jeigu pasižiūrėt, kaip per metus Euriboras mažėjo, tai pakankamai ženkliai, nuo 2,7, nuo 2,5 iki 2 procentų, priklausomai kokio laikotarpio Euriboras. Tai mažėjimas buvo, bet pagrindinis mažėjimas buvo pirmą metų pusmetį ir dabar, kaip matot, yra maždaug stabilizavęsis ir labiausiai tikėtinas scenarijus, kad ateityje dar kažkiek laiko bus panašiam lygiai ir po to, jeigu kažkas smarkiai nepasikeis, tikėtina, kad Euriboras šiek tiek didės. O ką pateikė Chapman Hedging Advisors, viena iš įmonių, kuri spėlioja, koks bus Euriboras į ateitį, tai pagal atnaujintą gruodžio grafiką matom, kad Euriboras dar kaip ir panašiam bus lygyje iki maždaug kitų metų balandžio mėnesio. Tai dar galbūt 3-4 mėnesius ir po to po truputį pradės didėti. Prognozė su praeito mėnesio šiek tiek pasikeitė, nes praeitam mėnesį jie prognozavo, kad dar Liepos mėnesį bus mažesnė. Kitų metų Liepos mėnesį bus mažesnis Euriboras, bet dabar matom, kad jau mažėjimo nelabai yra kur. Ir tikėtina, kad toks lygis, koks yra dabar, kaip ir bus užfiksuotas. Tai labai įtakoja ir būsto paskolų savininkus arba tie, kurie planuojat įsigyti būstą. Jeigu dar galvojat, kad pigs Euriboras ateityje, tai ne. Tai tikėtina, jeigu galit gauti dabar geras sąlygas, užsifiksuoti, tai tikėtina, kad tikrai šiai dienai vienas iš mažesnių žiūrint į priekį palūkanų turėtų būti fiksuojant artimiausius kelis mėnesius. Einam toliau, energetiniai resursai, nafta. Tai gruodžio mėnesį nafta pigo beveik 4 procentais, nuo 60 maždaug 4 iki apie 60 dolerių už barelį. Vienu momentu gruodžio viduryje buvo kaina žemesnė negu 60 dolerių, buvo nukritę iki 58 su trupučiu. Ir ta 60 dolerių tokia riba kol kas kaip dugnas atrodo, sunkiai ją pramušti, bet gruodžio vidury buvo pramušta ir tendencija naftos kainos kol kas yra į apačią. Jeigu pasižiūrėti per metus, nafta pigo beveik 20 procentų, nuo 75 maždaug iki 60 su trupučiu, 61 šiandien, bet tendencija tokia metų yra su pasvyravimais į apačią. Tai nafta tikėtina ir ateityje, jeigu kažkokių nenumatytų nebus, turėtų pigti, nepaisant neramumų Venesuelai, bet kaip kas pasidomėjo, turbūt Venesuelai yra labai dideli naftos ištekliai ir jie nelabai normaliai eksportavo pastaruoju metu dėl įvairių ten politinių dalykų, turėjo embargą ir taip toliau, kadangi dabar diktatorius nuimtas, tai tikėtina, kad jeigu pasikeis valdžia,
tikėtina, kad atsiriš ir Venesuelos naftos potencialas ir naftos kaina turėtų dar mažėti. Elektra, gruodžio mėnesį elektra atpigo, lyginant su lapkričio mėnesiu. Ir pagrindinė priežastis turbūt buvo tai, kad gruodis buvo pakankamai šiltas mėnuo, nepaisant kelių paskutinių gruodžio dienų, ir buvo daug šiltesnis negu įprastai, kas leido vartoti šiek tiek mažiau energijos ir dėl to nebuvo tokio didelio elektros poreikio, buvo gan vėjuota, vėjo elektrinės gamino, taip pat Skandinavijos rinkoje hidroelektrinės taip pat gamino nemažai pigios elektros ir tai įtakoja ir Pabaltijos rinką. Ir elektra šiek tiek pigo realiai apie 2,6 euro cento už kilovatvalandę. Tai vidutinė gruodžio savikaina buvo mažesnė negu lapkritį. Ir jeigu pasižiūrėt praeitų metų gruodžio mėnesį, taip pat šių metų gruodis irgi kaina buvo mažesnė. Tai visai gera žinia elektros naudotojams. Toliau įtraukiau dar vieną svarbų dalyką, ko iki šiol nekalbėdavau, tai euro ir dolerio valiutų pora, Forex rinka. Ir dėl ko tai įtraukiau? Todėl, kad per visus šios metus euras pakankamai stiprėjo dolerio atžvilgiu, arba kitaip sakant, doleris prarado savo vertę euro atžvilgiu ir tas skirtumas apie 13%, tai doleris nuvertėjo apie 13%. Kodėl tai svarbu, pasakysiu neužilgo sekančiose skaidrėse, nes jeigu kalbam apie investavimą, akcijų rinką, tai populiariausia akcijų rinka yra Amerika, Amerikos įmonės, Amerikos ETF-ai ir jie dažniausiai Amerikos įmonės yra parduodamas doleriais, tai mums labai įtakoja dolerio ir euro kursas. Jeigu pasižiūrėt S&P 500 indeksą, per mėnesį kaina beveik nepakito, mėnesio vidury netgi buvo pakritimas, mėnesio pabaigoje kaina atsistatė į pradinį lygį, bet jeigu pasižiūrėti per visus 25 metus, tai S&P 500 indeksas pabrango beveik 15%. Bet mum europiečiam, kurie iš Europos investuoja, sakykime, į S&P 500, bet nominuota eurais, nes Europai tik instituciniai investuotojai gali pirkti doleriais nominuotus ETF-us, kurie prekiaujame Amerikoje. Tai jeigu yra perkamas ETF-as S&P 500 eurais, tai mūsų Europai grąža bus tik tai porą procentų, todėl kad pats ETF-as pabrango, sakykime, indeksas pabrango 15%, bet doleris atpigo 13%, tai lieka tik tai 2%. Todėl euro stiprėjimas nėra mums palankus, jeigu investuojam tiesiog į Amerikos rinką doleriais. Bet jeigu žiūrėt apskritai tendencijos, metų pabaiga buvo visai sėkminga. New York Stock Exchange Composite indeksas, kuris apima pakankamai platų New Yorko biržoje prekiaujamų įmonių spektrą, augo per mėnesį beveik 2%. Ir jeigu pažiūrėt per metus laiko daugiau negu 15%, tai turėjom balandžio vidury, jeigu pamenat, Trumpo tarifus, keletą dienų tokį didelį kritimą, po kurio per, sakykime, gerą mėnesį atsistatė į prieš tai buvusį lygį. Ir toliau po truputį kaina tik didėja. Europoje mėnesio pabaiga irgi gan sėkminga, paskutinis metų mėnuo teigiamas, 3 beveik procentai augimas, Europos 600 didžiausių įmonių indekso. Tai technika šiandien nelabai nori draugauti, turbūt daug sniego. Tai pasikartosiu, Europa per mėnesį augo 16%, per metus tai yra Skandinavijos rinka per mėnesį pakankamai gražiai augo, 4,3%, tai pakankamai didelis augimas per mėnesį, tačiau per metus, 25 metus augimo beveik nebuvo, labai neženklus, tik apie 0,5%. Ir po Trumpo tarifų paskelbimo, kaip matot, balandžio mėnesį taip ir nesugebėjo atsistatyti Skandinavijos rinka. Kovo mėnesį pasiektas pakankamai aukštas lygis taip ir liko nepasiektas.
Kinija per mėnesį taip pat šiek tiek augo. CSI 300 indeksas, kuris rodo didžiausių 300 Kinijos įmonių, labai panašus kaip Amerikos S&P 500, augo apie 1%, o CSI 1000, tai mažesnių ir vidutinių įmonių, augo apie 3,4% per gruodžio mėnesį. Ir per metus Kinijos rinka augo daugiau negu 20 ar 30%. Tai jeigu žiūrėti CSI 300, tai beveik 23%, jeigu žiūrėti CSI 1000, tai netgi 35%. Nors Trumpo tarifai irgi šiek tiek buvo paveikę rinką ir reikėjo kelių mėnesių, kad atsistatytų. Realiai reikėjo apie 3-4 mėnesių, kad grįžtų iki prieš tol buvusio lygio. Tai pakankamai įtakojo, bet aišku susitvarkė dabar ir Kinija pakankamai smarkiai užbaigė 25 metus. Japonija per Nikkei 225 indeksas per gruodžio mėnesį praktiškai nepakito, labai simboliškai, tai gruodis buvo ramesnis, tačiau jeigu žiūrėti per metus, Japonijos rinka augo daugiau negu 28% ir jeigu tai paimti, pakankamai sėkmingi metai Japonijos rinkai buvo, indeksas pasiekė 50 000 ribą. Pernai pirmą kartą buvo pasiekęs 40 000, tai šiemet pasiekė 50 000 ribą ir jos neapleido. Tai reiškia, liko kaina virš 50 000, kas labai yra sveikintina, nes Japonijos rinka nuo maždaug 90 metų buvo labai dideliai stagnacijoje, apie 30 metų ir tik tai 24 metų gale pradėjo judėti. Dar grįžtam arčiau prie mūsų, Baltijos šalis, OMX 10 didžiausių Baltijos šalių įmonių per gruodžio mėnesį, metų galas, labai smarkiai ir gražiai paaugo akcijos, beveik 6%. Tas labai džiugina. Lietuvos rinka arba Baltijos šalių rinka nėra labai didelė, tai turbūt įmonės turėjo pinigų, gal suinvestavo papildomai, susipirko savo akcijas arba investuotojai metų gale užsipirko lietuviškų įmonių arba Baltijos šalių įmonių akcijų, kas įtakojo kainų augimą. Ir metus su gruodžio tokiu smarkiu augimu pakankamai gražiai užbaigė, 11,6% augimas, tai visai neblogai, žiūrint tiem, kas investavo, kurie investavo į Baltijos šalių rinką. Einam toliau, antra pakopa. Tai antrojos pakopos pensijų fondų rezultatai, peržiūrėsiu, kaip sekėsi ir gruodžio mėnesį, ir per visus metus. Tai duomenys tikrinau šiandieną, ėmiau laikotarpį gruodžio 31 dienai. Ir per gruodžio mėnesį didžiausią augimą turėjo Artėja šį kartą 0,98%, antras buvo Swedbankas 0,77%, trečias GoIndex 0,67%. Čia kalbu apie akcijinį jauno žmogaus fondą, ėmiau visų bendrovių tos pačios tikslinės grupės fondą. Keletas vyresnio amžiaus žmonių fondų turi labai panašią grąžą, nes sudėtis labai panaši, tai tiesiog imu vieną tą patį fondą. Aljansas augo 0,61%, Luminoras beveik 0,5% ir Sebas šį mėnesį labai kukliai tik 0,3%. Bet mėnesiui nelygų, kiekvieną mėnesį skiriasi augimai, tai pasižiūrėkime ilgesnį laikotarpį per metus laiko. Didžiausią augimą turėjo Aljansas 9,6%, pasakysiu kodėl, bet apžvelgsiu visus kitus. Antras pagal augimą buvo GoIndex fondas 8,34%, tada Luminoras 7,5%, Sebas apie 6,8%, Artėja tik 6,6% ir Swedbankas tik 4% su trupučiu. Kodėl toks Aljanso augimas? Labai paprastas atsakymas. Aljansas savo pensijų fonduose investuoja dalį kapitalo į auksą. Ir kaip matysit vėliau, aukso kaina šiais metais labai smarkiai augo, todėl tai įtakojo ir pakankamai gerus Aljanso rezultatus, pakankamai gerus negu įprastai, nes dažniausiai Aljanso rezultatai
būdavo kažkur per vidurį arba kartais net apačioj. Tai šie metai dėl aukso krepšelyje Aljanso buvo šiek tiek geresni negu įprastai. Jeigu žiūrėti trečią pakopą, čia jau lieka tik 5 bendrovės, Aljansas, kuris turi antrą pakopą, dėja neturi trečios pakopos. Tai 5 bendrovės, mėnesinė grąža gruodžio artėja 0,94, kaip ir antroji pakopai geriausias buvo. Per gruodį GO indeksas 0,6,5, SEBas 0,3, Luminoras irgi nepilnai 0,3, Swedbankas 0,2. Čia paimti akcijiniai fondai visų bendrovių, kurie investuoja iki 100% į akcijas. Ir jeigu žiūrėti pokytį per metus, tai didžiausią pokytį turėjo GO indeksas 8,02%, tada SEB banko SEB pensija 18 plus 6,4, artėja 6,16, Luminoras 5,6 ir Swedbankas 2,7 su trupučiu. Tai yra metinė grąža, jeigu paimti per metus pensijų fondai, tai yra trečios pakopos, augo kiek daugiau, jeigu vidutiniškai žiūrėti, negu 6%, buvo kas 8%, bet sakykime taip vidurkis apie 6%, kas yra visai nebloga grąža, lyginant, kad infliacija yra 3,6. Tai kas investavo į trečią pakopą ir pasirinko teisingą bendrovę su didesnė grąža, aplenkėt infliaciją, sveikinu. Einam toliau. Bitcoinas, gruodžio mėnuo Bitcoinui nebuvo labai geras, kaina lyginant euro, žiūrint su eurais, kaina krito beveik 3% ir buvo mažesnė negu mėnesio pradžioj. Ir gruodis buvo vienas iš prasčiausių per paskutinius keletą metų, tai yra dažniausiai gruodį Bitcoinas užbaigdavo pliuse, tai šį kartą užbaigė minuse ir tai šiek tiek liūdina turbūt tos, kurie investuoja į kriptovaliutas, nes Bitcoinas rodo kryptį ir kitų kriptovaliutų. Ir jeigu žiūrėti per metus, žiūrint eurais, Bitcoinas prarado vertę apie 18%, kainavo mažiau 18% negu metų pradžioj, nors metų eigoje buvo pasiekęs visų laikų rekordą lapkričio mėnesį, netgi eurais buvo kaina pakilusi virš 105 000 eurų, o doleriais net daugiau negu 125 000 dolerių. Bet toliau nuo lapkričio mėnesio kaina tik žemyn ir Bitcoinas kol kas metus užbaigė 25 raudonai, tai yra savo vertę prarado. Tai einam toliau prie aukso. Auksas per mėnesį augo labai nedaug, apie 2% palyginti su paskutiniais keliais mėnesiais, nors iki kalėdų augimas buvo žymiai didesnis, bet po švenčių turbūt kažkas išsipardavė, reikėjo pinigų, galbūt mišrainėm, todėl kaina šiek tiek krito, aišku, juokauju, tai prie didelės kainos visada atsiranda tų, kurie nori išsiparduoti ir nusipirkti kitų turto klasių, tai normalu, kad po didelio augimo yra kažkokia korekcija į apačią. Tai mėnuo užbaigtas labai neženkliai pliuse. Bet jeigu pažiūrėti per metus, aukso kaina, matom, augo daugiau negu 42%. Ir tai yra labai didelis augimas, retai tai būna su auksu. Ir pasiekė visų laikų aukštumas. Gruodžio mėnesį kaina buvo didžiausia visų laikų istoriškai. Dabar yra šiek tiek, aišku, pakritus. Taip, sidabras toliau raliuoja, ne visai eina kaip auksas, aišku auga, bet auga per gruodžio mėnesį beveik 23%, tai yra augimas beveik 10 kartų didesnis negu aukso. Ir sidabras iš viso išgyveno 25 metais savo aukso amžių, augo daugiau negu 115%, beveik 115%. Ir tie metai buvo pakankamai geri. Bet su sidabru yra labai įdomu, kad sidabro kaina 1980 metais buvo pasiekus visų laikų rekordą apie 35 dolerius už unciją. Ir po to tokio staigaus augimo kaina krito ir reikėjo apie 30 metų, kad pasiektų 2011 metais tą buvusį lygį. Tai yra labai po staigaus tokio augimo kainų sidabro 80-ais, tai tik tai 2011 pasiekė tą lygį, viršijo, pasiekė 40,
tūkstančių, tai yra, atsiprašau, $40 už unciją. Ir po to kaina vėl krito ir kaina buvo žemesnė apie beveik 15 metų, kaip šių metų tik tai gale viršijo tą $40 ribą ir buvo pasiekę virš $60. Už unciją dabar yra šiek tiek pamažėjus, bet kaina bet kokiu atveju pakankamai didelė ir ką noriu šitų pasakyti, kad nebūtinai reiškia, kad ta kaina tokia gali išlikti, kaip istoriškai yra ne kartą buvę, kad gali būti taip, kad po aukštos kainos gali būti ir 10 metų ar 5 ar ten 30 netgi metų kaina mažėti ir nebūtinai tokia kaina gali laikytis. Bet aišku, praeities duomenys neatspindi, kaip bus ateityje. Tai reikėtų labai atsargiai žiūrėti. Tai šiuo metu sidabro kaina yra pakankamai išbrangus. Tai jeigu pasimti vieną iš reitingų, aukso sidabro, vadinamas Mint Ratio, kuris lygina, koks yra aukso ir sidabro kainų santykis, per gruodžio mėnesį jisai pakankamai susitraukė labai taip ženkliai, apie 20%, nuo maždaug buvusio 70 iki 58 ir artėja iki tos ribos, kada jau sidabras bus smarkiai pervertintas aukso atžvilgiu. Ką šitas santykis parodo? Tai jisai parodo, kiek reikia sidabro uncijų, kad nupirkti vieną unciją aukso. Ir istoriškai yra manoma, kad jeigu šitas santykis yra daugiau negu 80, reiškia auksas yra stipriai pervertintas, tai yra daug brangesnis negu sidabras istoriškai turėtų būti. Jeigu šitas santykis yra mažiau negu 50, tada jau reiškia, kad sidabras yra stipriai pervertintas ir auksas yra pigesnis lyginant su sidabru. Ir tas santykis gali laviruoti, prieš pusę metų jisai buvo netgi 90, pasiekęs virš 90 ir pakankamai ilgą laiką sidabras buvo pigesnis negu auksas, bet dabar po tokio didelio sidabro kainos augimo tas santykis apsiverčia ir jau dabar artėja link to, kad istoriškai sidabro kaina yra daug brangesnė negu sakykime, aukso. Tai viduriukas yra tarp 80 ir 50, tai yra kaip ir normalu, galima ir vieną ir kitą rinktis, bet jeigu yra mažiau negu 50, tada tikėtina, kad labiau galbūt apsimokėtų pirkti sidabrą. Jeigu daugiau negu 80, tada auksą. Bet čia vėl turit pasidomėti plačiau, nes neužtenka tik šito parametro. Daug daugiau faktorių yra lemiančių aukso sidabro kainas ir jų santykį. Tai šita strategija tik galima viena iš strategijų, bet jinai nebūtinai reiškia teisinga. Todėl šitas nėra rekomendacija mano pirkti arba parduoti tam tikrus taurios metalus. Ir jeigu pažiūrėti, kaip atrodė per metus, tai maždaug metų pirmoji pusėje tas santykis buvo toks apie 70, paskui buvo pakėlęs apie 90, 80 ir po truputį pradėjo važiuoti ir ypatingai metų pabaigoje smarkiai sumažėjo iki 58. Tai jeigu pasižiūrėti ilgesnį istoriją, aš aišku neturiu, rekomenduoju jums susirasti, visokių yra laikų buvę, todėl vienoj pozicijoje būnant, sakykime, dabar kurį laiką, jeigu bus apie 50 riboj, tai nereiškia, kad ir toliau tiek bus, gali labai greitai apsiversti, tai su tauriais metalais taip jau yra. Einam toliau, baimės indeksas. Per gruodžio mėnesį labai kažkokių didelių šokinėjimų nebuvo. Mėnesio vidury buvo neženklus išsipardavimas, kaip matėte Amerikos rinkoje ir kitose rinkose. Tai ir baimės indeksas šiek tiek buvo pakilęs, bet per mėnesį, jeigu taip žiūrėti, sumažėjo apie 8% ir dabar yra pakankamai žemas. Ir per metus baimės indeksas sviravo įvairiai. Bet didžiausias buvo būtent balandžio tarifų metu, viršijo 52, kas buvo tikrai labai neramu ir rodė tą didelį išsipardavimą. Ir taip pat dar kovo mėnesį buvo apie link 30 pasiekęs, lapkričio gale irgi netoli 30, tai taip, jeigu žiūrėt visų metų laikotarpį,
normali būsena yra tarp 15-20 procentų, tai yra ne procentų, o reikšmė tarp 15 ir 20. Ir jeigu jinai yra didesnė, tai rodo didelius neramumus finansų rinkose. Ir einam į pabaigą, tai mano asmeninė įžvalga ir trumpa prognozė, ką matau į priekį. Tai lapkričio mėnesio infliacija Europoje mažėjo, Lietuvoje taip pat šiek tiek mažėjo. Ir tikėtina, kad gruodžio mėnesį vėlgi infliacija šiek tiek sumažės. Tai yra geros žinios, kainos taip greitai nebrangs, nors infliacija, kad ir mažėja, vis tiek tai reiškia, kad kainos pabrango, vidutinis krepšelis pabrango ten, sakykime, 3 procentais. Euriboras beveik nepakito, visos 3 pagrindinės Euriboro reikšmės liko panašiam lygiai. Naftos kainos mažėjimo trendas tęsiasi visą gruodį ir per metus naftai atpigus 20 procentų trendas išlieka į apačią. Elektros gamybos savikaina gruodį sumažėjo lyginant su lapkričiu ir buvo mažesnė už praeitų metų gruodį, kas yra labai gerai, turėjom pigesnę elektrą. Ir taip pat, aišku, tai įtakos galbūt ir mažesnė šiek tiek infliacija. Ir jeigu žiūrėti į prognozes, infliacija gruodžio mėnesį, kaip sakau, tikėtina dar Lietuvoje šiek tiek mažės. Naftos kainos tikėtina toliau turės tendenciją kainos į apačią. Labai drastiško pigimo nesitikiu, nebent labai viskas gerai klostysis Venesuelui ir dar kažkokie kiti dalykai, bet tendencija turėtų būti į apačią. Sausį elektros savikaina turėtų gal šiek tiek pabrangti, nes numatomi ir šaltesni orai, daugiau sniego, reikės daugiau energetikos ir augančio elektros poreikio, tai tikėtina, kad savikaina šiek tiek brangs. Artimiausių metų 3, 6 ir 12 mėnesių Euriboras laikysis labai panašiam lygiai, gal net neženkliai gali šiek tiek padidėti, bet labai simboliškai. Europos centrinis bankas kol kas neketina keisti bazinių palūkanų, nei didinti, nei mažinti. Artimiausias, jeigu gerai pamenu, bus vasario mėnesį, bet tikėtinos prognozės, kad paliks tokią, kokia yra bazinė palūkanų norma, todėl tai mažai įtakos turės ir Euriborui. Baimės indeksas šiom dienom yra gan žemas, rinkose reiškia yra pakankamai stabilu. Ir jeigu žiūrėti aukso ir sidabro kainas, tai tikėtina, kad jos šiek tiek stabilizuosis, į kurią pusę pakryps, gali ir toliau didėti, gali šiek tiek važiuoti į apačią, sunku pasakyti. Dabar kol kas matau tokį po didelio augimo, šiokį tokį stabilizavimąsi ir tie, kas turėjo tauriųjų metalų, galbūt realizuoja pelną, išsiparduoda šiek tiek ir eina į kitas turto klases. Tai tokios mano įžvalgos. Ačiū, kad klausėt, atsiprašau už techninius nesklandumus, šiek tiek būna, pasitaiko, kadangi transliuoju gyvai, ne įrašą, tai iškirpti negaliu. Jeigu patinka mano turinys, prašau pasekit mano, prenumeruokit mano kanalą, paspauskit mygtuką subscribe arba prenumeruoti, jeigu lietuviškai matot. Taip pat galite pasekti mane ir socialiniuose tinkluose, esu aktyvus Facebook'e, taip pat Instagram'e, LinkedIn'e, kaip ir minėjau, galite aplankyti mano svetainę arba finansų trenerių socialinius tinklus ir finansų trenerių interneto svetainę. Tai ačiū Jums už dėmesį ir susimatysim vasario pradžioje.